Sveiki, laikrodžiai rodo lygiai 6:30 metas LNK žinioms. Naujienų apžvelgti šį vakar kviečiu aš, Eglė Šantaraitė. Dėkoju, kad esate kartu ir štai ką matysite. Šventinės Liepos 6-osios nuotaikos už nuopelnus Lietuvai Nausėda įteikė apdovanojimus. Daugiau ryžto rūpintis vieni kitais. Daugiau energijos kurti gražesnę bei saugesnę Lietuvą. Lietuvą valstybės dienos proga pasveikino ir Estijos prezidentas. Prakalbo lietuviškai. Kur bėga šeši upė, kur Nemunas teka, ten mūsų tėvynė graži Lietuva. O šventėje dalyvavusi prezidentė Dalia Grybauskaitė Nausėdos ir premjerės ginčus dėl kandidatų į eurokomisarus vertina prastai, esą jau pavėlavom. Be abejo, geriausi portfeliai išdalinti. Baltijos valstybių atstovai užima pozicijas ES institucijose. Moderniausia, kokia tik yra šiai dienai, Patriot sistema jau Lietuvoje. Čia bus 3 savaitės. Naudojama numušti sparnuotasias raketas, balistinės raketas ir įvairius orlaivius. Aktyvuosim oro erdvės, jeigu prireiktų vėlgi ateityje sąjungininkams greitai ateiti. Po nevykusių debatų specialus Baideno interviu. Iš rinkimų trauktis nesiruošia ir žada įveikti Trumpą. Esu labiausiai kvalifikuotas jį nugalėti ir žinau, kaip tą padaryti. Gražių, brangių ir dažniausiai įmonėms priklausančių automobilių Lietuvoje gali ženkliai sumažėti, nes už juos verslui norima taikyti pelno mokestį. Šiuo metu mūsų darbuotojams perkame Audi A6 automobilius. Už tai, kad perka brangų naują daiktą, kaip sako pirkėjas, įmonė yra baudžiama. Žiniose ir apie varnas. Ar dėl išdaužtų automobilių stiklų gali būti kaltos jos? Pramogauja. Jom tiesiog linksma yra ir mėto tos akmenukus. Lietuva švenčia valstybės dieną, kai Mindaugas tapo Lietuvos karaliumi. Šalies vadovai sako, šios dienos svarba akivaizdi šiandien. Mindaugas atvedė Lietuvą į vakarų civilizaciją, kurioje įsitvirtiname vis labiau. Nors priešas iš rytų tas pats jau beveik 800 metų. Šiemet Liepos 6 sutampa su jubiliejinė 100-ąja dainų švente. Renginius stebėjo Gedas Eliga.